Sveiki, mano vardas Ugnius Savickas, sveikinuosi su jumis verslo tribūnoje. Šiandien svečiuose Andrius. Labas, Andriu. Labas, Ugniu. Pristatysiu Andrių. Andrius yra Venipak vadovas, Andrius Ladauskas. Pradėti noriu nuo to, Andriaus sveikinu. Ačiū. Tapus Venipak vadovu. Čia visiškai turbūt šviežiai. Taip. Viena vertus norisi susipažinti, o kita vertus norisi aptarti arba patyrinėti pačią industriją. Toks siuntų verslas, logistikos siuntų, galbūt taip reiktų sakyti. Tai gal, Andriau, pradėkim nuo to, o kodėl siuntų ir logistikos industrija? Kame čia žavesys? Geras klausimas, Ugniu. Iš tiesų, užaugau kaip profesionalas, dirbdamas Barboroje. Praėjau daugybę etapų, užauginam tą biznį iš lietuviško biznio iki Baltijos šalių verslo ir visuomet buvo tas arkliukas ir įdomybė, būtent kaip ta logistika vyksta ir manau, tai buvo pagrindinis faktorius, kodėl vienu ar kitu etapu buvau šioje organizacijoje. Taip. Ir pavyko sėkmingai darbuotis joje. Kaip gyvena šitą industriją, Andriau? Nes panašu, kad jau patirčių tai tikrai turi solidų kraitį. Taip. Nes aš taip norisi lyg tai reaguoti, sakyt, tikriausiai pandemijos metas ten buvo visiems kartu iššūkių, bet tuo pačiu metu turbūt bumas, tam tikras ūgtelėjimas, ta žodis gal nenormalus, ne visai tinka, bet labai ženklus. Labai smalsu, kas dabar vyksta. Krito ar liko panašiam lygiai ir kokios pačios industrijos perspektyvos? Pandemija buvo katalizatorius labai svarbus augimui. Taip. Ir tai galiu matyti jau ir iš mūsų įmonės skaičių ir to pačiu iš visos industrijos, kad jie paaugo. Galbūt ir nebūtinai vieno ar kitoje šalyje, bet tikrai matėm ženklų augimą. Kas vyksta šiuo metu, tai įvyko šioks toks susinormalizavimas, buvo gal momentas ir pakritimo. Taip. Ir šiuo metu matom, kad toliau viskas eina į augimo pusę ir bent jau ką žiūrėdamas ryšių reguliavimo tarnybos ataskaitas, kadangi visos įmonės veikiančios šitoje industrijoje privalo pateikti savo statistikas, matau, kad rinka auga. Svarbiausia, kiekiais auga, pinigais galbūt kažkiek mažiau, bet rinka vis dar yra augimo fazėje ir mes bent jau žiūrėdami į priekį matom tokias pat tendencijas. O tada taip gal smalsumas veda link klausimo, o konkurencinė aplinka, nes mano profesiniai veikloj, ypač kai strateguojam ten su įmonėmis, tai visada yra vienas iš klausimų, kokia yra ta konkurencinės aplinkos temperatūra. Žinai, atsiranda naujų, ar atsiranda kokio nors mergerio galimybė, ar tie augimai tokie, kad labai patrauklu ateiti naujiem žaidėjam, bet lygiai taip pat labai smalsu yra, o koks apskritai šito, biznio, pradžios slengstis, gal sakytumėt, žiūrėk, Ugniau, ramiai. Į šitą industriją niekas naujas neateis, nes labai aukšti ten įėjimo kaštai, labai daug dalykų turi pasidaryti, kad būtum efektyvus, Dėl to ten yra tie keli žaidėjai rinkoje, iš esmės pasidalinę rinką, visi augam, viskas tvarkoj. Koks čia klimatas? Į kokį, galų gale taip, gal Andriu, dar atsiprašau, bet į kokios temperatūros įmonę atėjai? Gerai, gal vidutinė kaip čia palatos temperatūra kokia būna, ar ne? Taip. Tai galima sakyti, kad ji yra, sakyčiau, aukštesnė negu įprastai. Dėl ko yra aukštesnė? Tai nepamirškim, taip, tai yra labai konkurencinga rinka. Rinka susideda, taip sakykime, iš 5-6 labai stiprių žaidėjų, kurie visur matom ir ataskaitose, yra išskirti, ar ne, kaip rinkoje veikiantis ir turintis reikšmingą rinkos dalį. Ir turime daugybę smulkių žaidėjų, kurie vadinasi veikia kažkokioj tais nišoj, teikia kažkokią nišinę paslaugą, o tie pagrindiniai žaidėjai yra labiau išplėtę savo paslaugų portfelį ir gali pasiūlyti tam pačiam klientui didesnį spektrą paslaugų. Labai paprastai kalbant ir žmogui suprantamai, tai pristatymas nuo durų iki durų, kas yra, sakykime, tos ištakos kurjerinės tarnybos,
Toliau paštomatai gal yra tas tokia vizitinė kortelė, kurią kiekvienas paprastas žmogus mato per kiekvieno prekybos centro. Ir be abejonės, bent jau mūsų atveju yra didesnių, sunkesnių siuntų pristatymas, negabaritinių siuntų, kur mes tikrai esame stiprus ir galim pakonkuruoti su bet kuo. O kalbant, Ugniu, apie tavo klausimą apie įėjimą į rinką, tai jau reikėtų dabar suprasti, kad įeiti tą B2C rinką, būtent fizinio kliento rinką, klientas yra pripratęs jau prie paštomatų, o visiems verslam, kas yra, tai yra tinklo klausimas. Ir atėjus pastatyti naują tinklą, nėra paprasta, tai kainuoja, užtrunka laiko ir mes matom tą situaciją, yra tų bandymų statyti tam tikrus tinklus ir žiūrim, kaip sekasi tiem konkurentam ir tikimės, kad apskritai visa rinka augs ir bus klientas edukuojamas ir norės vis labiau ir labiau naudotis mūsų paslaugomis. Na čia teisingai sakai, Andriau, turbūt labai svarbu suprasti, kai jau susiformuoja vartotojo įprotis, tai pakeitimo tas pastangos, jos yra gerokai didesnės, tai aišku, tada esi labiau įsitvirtinęs ten savo tam tikrose pozicijose, o visiškai sutinku, tas ypač paštomatų tinklo padengiamumas turbūt yra tas faktorius, kuris, ką dabar padarytum ten, nežinau, su 10 paštomatų per visą Lietuvą. Tai toks, Labai įdomu suprasti dar, toks turbūt yra tendencija tokia arba spaudimas, efektyvumas, dirbtinis intelektas, žodžiu, tas žmogiškojo kapitalo kaštai, ne? Čia gal taip sukulink kokios nors futuristinės įžvalgos, ne? Kaip tu manai, kaip šita industrija transformuosis arba tavo kaip naujai prisijungusio vadovo darbotvarkės, nežinau, tokie top 3 ar ten top 5 tokie svarbiausi dalykai, ką įvardintum kaip tokius top priority temas? Tai gal kaip ir kiekvienoje organizacijoje, tai pradedant, tai yra žmonės metu, ar ne, ir būkim supratingi. Žmonės šiuo metu nori vis labiau dirbti prasmingus darbus, nepasikartojančius, nerutininius, ir mes be abejonės žiūrime į šitą vietą ir galvojam, ką galim padaryti kaip organizacija, kad kiekvienas iš mūsų darbuotojų galėtų dirbti darbą, kuris kuria vertę, yra prasmingas ir žmogus kiekvieną dieną atsikėlęs norėtų ateiti darbuotis. O čia šalia ateina mūsų, kaip jau mylimas dirbtinis intelektas, visur linksniuojamas plačiai. Ir mes būtent šioje vietoje žiūrim, kaip galim pagelbėti mūsų žmonėm, pasinaudojant tom technologijom, išvengti rutininių, pasikartojančių darbų ir suteikti prasmę savo darbuose, kad galėtų žmonės kurti. O žinoma, nepabėgam ir nuo to efekto, kad dirbtinis intelektas, jis tam tikrose vietose gali paefektyvinti ir įmonės veiklą. Jis gali dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir mes norim irgi lygiai taip pat tą išnaudoti. Tai kažko konkretaus pavyzdžio dabar neįvardinsiu, bet manau, kryptis yra tokia. Kas liečia mūsų esminę dalį, tai operacijas, ar ne? Visas biznis aplink tai pastatytas ir, kaip sakom, galbūt žmogus įsivaizduoja, kad atidavęs siuntą mūsų kurjeriui, tas pats kurjeris nuveža ir tą siuntą atiduoda kitam žmogui. Tai taip, žinoma, nevyksta. Turim terminalus, turim paskirstimo centrus, daug operacijų kiekvieną dieną, kada turim irgi ieškoti efektyvumo, kaip efektyviausiai išdėlioti maršrutus kurjeriam, kad jiem būtų patogu ir įmoniai būtų naudinga tas judėjimas. Tai čia vėlgi matom, sakykime, technologijų panaudojamumo galimybės. O taip, matom, kartais rinkoje dabar yra dronai, kažkokie tai, sakykime, robotizacijos sprendimai, tai visą tai sekam, suprasdami savo apimtis, biznio apimtis ir ką mes galim efektyviai panaudoti savo veikloje, nes tikrai yra daug naudingų technologijų, bet visada yra klausimas, ar tu esi pasiekęs tą
įmonės ar biznio dydį, Brandą kažkokią ir dydį. kada jau ta technologija tau pradeda nešti vertę. Taip. O kaip pavyzdį galiu sakyti, pasižiūrėkime į tą patį mūsų žinomą Amazoną, atėjus šventiniam laikotarpiui, vis dar samdo šimtais tūkstančių ar net milijonus papildomų žmonių tam, kad galėtų susidoroti su tuo krūviu vykstančiu šventiniu periodu, į kurį dabar ir įženginėjame. Čia toks iš tiesų, suvokiant ciklus, tai pikas Kalėdos turbūt yra toks juodžiausias metas krūvio prasme. Taip, ir viskas prasideda, sakyčiau, net jau pačios Kalėdos, tai ir mums ir būna Kalėdos, kada ateina gruodžio 24-5 dienos, jau mes irgi matom, kaip jau sezonas užsidarinėja esminis, bet žinom, kad jau kalėdinė prekyba startuoja, grubiai lapkričio pradžioje, kažkas pradeda galbūt spalio pabaigoje, priklausomai nuo žaidėjų. Ir visos daug prekybinių dienų būtent ištinka lapkričio mėnesį, ką daug pasiėmėm iš vakarų, tai yra tas pačias ten Singles Days, Black Friday ir viskas, kas aplink tai susiję, tai išsitempia, tampa nebe viena diena, būna Black Week ar kažkas tokio ir prekybininkai tikrai nori suteikti galimybę žmogui nusipirkti tai, ko jis nori ir pasirūpinti šventiniu periodu iš anksto. Tokia mintis šovė, kad, Andriau, man matyt, kad jūs labiausiai jaučiate apskritai vartotojų lūkesčius. Vat ekonominiam prognozavimui turbūt irgi turėtų būti, nes ekonomika tai yra tokia, lūkesčių mokslas, ne? Tai vat jeigu matytųsi, kad, tarkim, žmonės pradeda taupyti, jūs iš karto jaučiate tai siuntų apsipirkimo, siuntų, parsisiuntimų apimtimis ir čia galima būtų turėti tokį. Manau, kad ekonomistai turbūt naudojasi kaip vienu iš šaltinių. Matyt, tikrai tie duomenys yra prieinami, sakykime, ir lygiai taip pat matom tą pokytį, kas vyksta lyginant, pavyzdžiui, 3 metų ketvirtį su 4 ketvirčiu ir kaip tai paauga, lygiai tą patį matom ir statistikos departamento ataskaitose. Tai be abejonės yra esminis faktorius, galvojant, ko galima tikėtis ir mes lygiai taip pat žiūrim jau tas iš ankstinės indikacijas, ar matom, kad bus pakilimas ir dažniausiai jis būna, klausimas kokio dydžio. Paminėjai, Andriau, Amazon. Kažkada skaičiau jų, nežinau ten, ar tai buvo juokas, ar tai buvo toks strateginis kliedesys, jie buvo pasakę, delivery within an hour. Neva tai, tokia utopinė svajonė, kad bet kur pasaulyje nusipirkai daiktą ir tu jį gauni per 1 valandą. Tai neinant labai detalės, ne, bet ar čia ir yra toks esminis vartotojo ir tuo pačiu visos industrijos, nežinau, kryptis arba toks, vystimosi vektorius, kad, iš tiesų, vartotojas nori tokio instant, ne, jis vis nori vis greičiau ir tas spaudimas į tai irgi susiveda, ne, kaip sakot, efektyviai, greitai, kaip paskirstyt, kaip ten atvežti ir o čia visiška utopija, ką Amazon pasakė, ar kažkoks eksperimentas? Aš vadinčiau tai galbūt vizija. Okay. Tai reiškia kryptis, kur link reikia žiūrėti ir galvoti, kaip mažai žingsneliais link to judėti. Okay. Jeff Bezosas kažkada yra pasakęs, kad yra 3 dalykai, kurie niekada nesikeis klientų lūkesčiuose. Tai turėti platų asortimentą, turėti gerą kainą ir turėti greitą pristatymą. Okay. Tai Amazonui pavyko derinti šitos 3 dalykus ir be abejonės ta logistinė dalis yra labai svarbi. Vėlgi, atsižvelkim, kas vyko pandemijos metais ir matėm didžiulį bumą, quick e-commerce vadinama, greitoji komercija, kur buvo teikiamas pažadas klientui, jog žmogus gaus pristatymą per 15 minučių. Ir Lietuvoje gal tai nebuvo toks populiarus trendas, bet vakarų pasaulyje, ypatingai vakarų Europą ir net imant Jungtinės Amerikos valstijas, tai labai stipriai bumino. Ir ką mes matom šiuo metu, kad būtent tos įmonės ieško būdų išgyventi.
Nes kuomet žmonės buvo uždaryti namuose, jie labai norėjo to greičio, viską gauti čia ir dabar. Tačiau, kada viskas pralaisvėjo, žmonės pradėjo vėlgi grįžo į kažkokius savo senuosius ritmus. Ir ką bent jau aš kokią išvadą esu pasidaręs, kad žmonės nori žinoti, kada jie gaus tą prekę. Yra pažadas, kad gaus rytoj. Jiem tai yra gerai. Ir tada jau seka kiti du dalykai, tai kaina ir asortimentas, ką jie perka. Bet jeigu nebegroja tas greitas pristatymas, taip labai. Jis nebėra tokios didelės reikšmės. Ir daugybė platformų, net ir tarptautinių, tą patį imkim Boltą, kada jie Lietuvoje netgi steigėsi parduotuvės Quick Commerce'ui, turėjo savo, ir dar tebeturi po teisybei, bet ta plėtra yra pristabdyta. Tai manau, kad rinka žmonės išsakė, ko iš tiesų nori. Ir tos lūkesčius reikia atliepti. Ok, labai labai įdomu. Jo, toks vartotojų elgsenos bangos tam tikros, jo, kurios reiškia kaip tam tikrą reakciją į aplinkos tendencijas. Tai čia tas, jo, nebūtinai būti greičiausiu, svarbiausia išpildyti pažadą. Tokį galima turbūt pasakyti. Labai teisingai. Na gerai, tokį dar vieną, Andriau, o paskui bus labai įdomu pakalbėti apie tokį vadovavimo kultūrą, bet prieš tai dar galvoju, o jeigu šiandien akcininkai tau sakytų, žiūrėk, Andriau, tau, nežinau, unlimited biudžetas investicijoms. Galėtum, nežinau, kiek čia neįžeistų, kokia suma, 100 milijonų, vat gali paskirstyti, reiškia, kam tu manytum svarbu. Kas būtų tavo dėmesio lauke, vat kaip šitos industrijos ir senbuvio, ir tuo pačiu vat ateinančio į naują organizaciją? Kur dėtum tokius akcentus investicinius, kad išlikt konkurencingų? Tai taip, dėl ko mes dirbam, ne? Dėl ko darom tai, ką darom. Tai darom dėl to, kad patenkintume mūsų galutinį klientą. Taip. Ir kaip jau susiklostė, kad kurjerinių tarnybų galutinis klientas dažniausiai yra fizinis asmuo, ar tai yra verslai, kurie per kažkokią kitą įmonę perka prekę ar paslaugą, ar ne? Ir mes esam tas vidurinis agentas, kuris pagelbėja tai prekiai atsidurti vienos vietos kitoje. Tai jeigu tas galutinis klientas yra patenkintas, aš manau, čia į tai reikėtų fokusuotis. Dabar ką reikėtų padaryti, kad jis būtų laimingesnis negu yra šiandien, tai grįšiu prie savo prieš tai išdėstytos minties apie lūkesčių valdymą ir tą greitį. Tai manau, kad industrija eina į tą pusę, kuomet žmogus jau gali rinktis, kada jis iš tiesų nori gauti tą prekę. Tai reiškia, trumpinam, bet pasakom, dabar aš norėčiau gauti šios dienos vakare. Ar ne? Ir atitinkamai tada aš dėliočiau investicijas. Ką reikėtų padaryti, kad mes galėtume išpildyti tokį pažadą. Matom, pasaulyje vyksta jau tokie dalykai. Jie net tokie greiti, jie yra labai imlus investicijom ir po to ateina laiko klausimas, kada rinkoje atsiras toks standartas. Ir dažniausiai tie pirmieji, kurie suinvestuoja didžiulius pinigus, jie galbūt ir nustato tą standartą, o visi kiti iš paskos eina daryti. Tada aš taip galvoju, kad mes turim labai aktyviai, bent jau Lietuvoje veikiant ar Baltijos šalyse, sekti, kas veikia, kas pavyksta ir pamėginti atkartoti, kiek įmanoma panašiau savo rinkos. Aš pamenu laiką, kai atsirado pirmieji paštomatai. Tai tokia, irgi vartotojo tokia, reakcija atrodo, Azus, kaip sunku, čia prie kiekvieno prekybcentrio, derinkis ten leidimus, atsivedinėk ten kabelius, investicijų atrodo bele kiek. Toks atrodė kaip, toks ilgas procesas, ne? Šiandien dienai jau net keista, jeigu nėra prie kokio nors prekybcentrio, bent kažkurio tai tiekėjo. Tai smalsu taip dar paklausti, kada pakils pirmasis Venipak dronas? Geras klausimas. Aš pats labai iš savo pačios pozicijos galiu pasakyti, kad kol kas tai yra tokia smėlio dėžė bandymų. Ir manau, didžiosios įmonės ypatingai ieško komercinio pagrindo tokiam pristatymo būdui.
Ir be abejonės tai kažkokia tai prasme yra ateitis, Taip. bet mum Lietuvoje gyvenant, Baltijos šalyse gyvenant, reikia suprasti, kad mes matyt nebūsim tie, kurie sukursim pirmą kažkokį tinklą dronų pristatymo. Taip. E, Tada aš taip savo statymo dabar net ir nedėčiau, kelintais metais tai vyks ir tai atsiras kažkoks komercinis pagrindas, bet didžiosios įmonės, manau, ne šiaip sau tą bandosi, nes mato potencialą ir klausimas, kaip pavyks jiems taip tą pasiekti. Aš čia taip kartais ir savo pagalvoju, nu, žinai, maža rinka, nu, kauziai, nu, čia mes butik, ne, čia atrodytų kaip tik patogiai testuot, ne, vat, kažkokį modelį, kažkokį sociumo mechanizmą, žinai, o kaip tai veiktų, o kaip tai, žinai, nes ateinant ten į didžiulio skeilo kažkokią tai rinką, ten kokioje Amerikoje, žinai, kur atstumai ten 100 kilometriniai, labai, labai sunku. Kita vertus, lietuviai turi tokios sveikos avantūros, tokio, nu, gana, sakykime, taip, azartiškumo, nors visiškai pritariu, kad čia ekonominė logika turėtų neprasilenkti, nes tai yra, kaip aš suprantu, tai iš tiesų labai, žinai, efektyvumo procesų, tikslumo ir tvarkos verslas, ne? Nes ten labai greitai turbūt gali sudeginti daug pinigų kažkokiuose labai neefektyviuose dalykuose. Gal pridėčiau dar ugnių, turime Lietuvoje ir labai puikių pavyzdžių, kada tai yra vykdoma, sakykime, maisto pristatymas su be vairuotojo važiuojančiu automobiliu, ar tai robotu, kaip mes jį pavadintume, berods, jeigu nesuklysiu, Užupį ar kažkur buvo tie bandymai daromi, gal ir net tebevyksta, negaliu pakomentuoti. Bet turime tos inovacijos geno ir bandom inovuoti, tik reikia suprasti, kad tai irgi daroma ne šiaip sau, tai yra tikrai didelės korporacijos, kurios turi tą užsakymą, kad būtent Lietuvoje tai vyktų ir turi matyti planą, kad panaudos jį plačiau, ne tik tokioje mažoje rinkoje. Aš pamenu Varšuvoje, šią vasarą, reiškia, buvusią vasarą teko gatvę einant sutikt tokį atvažiuojantį, nu, toks labai fainas, simpatiškas boksas, ten, reiškia, važiuojantis, jis ten, aišku, lenkiškai kažką kalbėjo, patestavau, atsistojau tiesiai prieš įsigalvo, atsitrenks ar sustos, tai viskas tvarkojo, sustojau, luktelėjo, kol jau atsilaisvino kelias, bet tai grinai buvo kažkoks siuntos sprendimas, tai tik tai nežinau, ten gal ar maistas ar... Ir manau, kad tai turbūt čia laiko klausimas. Kažkada savitarnos kasų labai bijojom, šiandien turbūt esam perlaužę elgseną, tai lygiai taip pat matyti atsiras ir šita dalis. Taip, tokia labai ačiū. Apžvalga apie industriją, labai smalsu pažinti, aš manau, gal ir skaitytojams, sakau, klausytojams mūsų, gal taip pat įdomi viena kita įžvalga. Bet turime ir kitą kampą, kitą temą. Esi naujai prisijungęs vadovas. Labai įdomu man visada suprasti strategijų temai dirbant, toks visada šalia yra kultūros klausimas. Ne? Tokia organizacijos kultūra. Ne? Ir čia yra visokiausių mitų. Ne? Yra lietuviško kapitalo įmonė, nelietuviško kapitalo įmonė. Tada iš vienos kultūros persikraustyti kitokios kultūros. Ne? Kiti sako, tai vadovas atneša kultūrą ir visa organizacija ten turi prisiderinti. Ar atvirkščiai, vadovas atėjęs randa kultūrą ir turi ją pažinti ir tada žiūrėti, galiu daryti įtaką, negaliu daryti įtaką. Kaip tu, reiškia, aišku, ir pasirinkimas, matyt, iš lietuviško kapitalo, taip jeigu galima sakyti, įmonės keliauja vėl į lietuviško kapitalo įmonę. Čia tie mitai turi kokį nors pagrindą, ar jie jau biški praeitis, kurios reikia kuo greičiau atsikratyti? Jeigu taip trumpai sureflektuojant, tai taip, aš sakyčiau, kad tai yra mitas ir jį pats savo darbu, savo lyderystę bandau paneigti. Ar ne, kad lietuviškos įmonės yra kažkokios tai kitokios, nepatrauklios darbuotojai ir atrodo skatinama žmogui neprisijungti prie tokių įmonių. Aš atvirkščiai matau didžiulę galę tokio kapitalo. Taip. Ir ką tai reiškia, žiūrint iš mano batų, tai
laisvė veikti. Iš tiesų, tokios organizacijos yra labai greitos. Ir galim matyti daugybę ir didelių korporacijų, bet kurios yra valdomos privačių pinigų. Ir aš gal atskirčiau netgi, nebūtinai apie lietuviškus pinigus kalbam apie kapitalą, kuris yra privatus kapitalas ir kaip tos įmonės yra valdomos, lyginant, kuomet yra, sakykime, kažkoks fondinis valdymas, kuris yra visiškai kito stiliaus. O kada tai yra susijęs su kažkokiu vienu ar keliais fiziniais asmenim, kurie yra padėję būtent tuos pinigus valdyti ir kurti verslą, tai suprantam, kad turim reaguoti labai aiškiai ir greitai. Tai jau tas greitis yra pagrindinis akcentas, kodėl aš pats renkuosi dirbti lietuviško kapitalo arba privataus kapitalo įmonėse, nes tai atveria visiškai kitas galimybės. Ir mes galim labai greitai reaguoti į rinkos pokyčius, priimti tam tikrus sprendimus ir toliau kurti verslą. Kas liečia komandas, tai Benipakas yra puikus pavyzdys, kaip lietuviško kapitalo įmonė gali atrodyti organizacinės kultūros temoje, taip sakykim. Ir tikrai mes esame minimi vienoj ar kitoj vietoj kaip tinkamas pavyzdys, kaip mes kūrėme savo darbdavio įvaizdį, kaip mes operuojam iš tikro kiekvieną dieną. Ir galiu tik pasidalinti savo pirmųjų savaičių refleksijom atvykus į įmonę. Tai pirmas dalykas, kurį padariau, norėjau susipažinti su žmonėm. Ir tam pasirinkau visiškai galbūt man nematytą būdą, kada ėjau ir kalbinau žmogų vienas su vienu kalbantis. Per 2 savaitės sugebėjau pakalbinti 50 kolegų. Bet jie jau žinojo, kad esi vadovas. Taip. Aš tiesiog pakviečiau, kaip nebūtinai kavos puodeliui, bet tiesiog pašnekėsiu. Ir žmonės patys rinkosi, kas nori ateiti ir kas nenori. Ir ką aš išsinešiau iš tos pažinties, tų 50 žmonių apie organizaciją. Tai kiek yra daug energijos ir noro daryti. Ir aš pamačiau tos žmonės norinčius, degančiom akim ir norinčius kurti toliau. Tiesiog jiems reikia krypties, kuria kryptim organizacija toliau juda. Pasikeitus vadovų faktas, kažkiek ta kryptis keičiasi ar į vieną ar į kitą pusę. Ir labai visiems akcentuoju, bent jau savo pavyzdžių, tai kad mes turim organizacijoje bendrauti be sienų. Tai reiškia, hierarchijos lygiai kažkokie mano supratimu, tai yra šiek tiek atgyvenęs dalykas. Vadovai yra tam, kad galėtų nustatyti kryptį, o visa komanda yra tam, kad galėtume kartu kurti idėjas ir jas įgyvendinti. Tai, manau, bandau tą įgyvendinti organizacijoje, manau, pakankamai atviri žmonės ir jie tai priima. Klausydamasis taip šyptelėjau, nes aš aišku džiaugiuosi, kad jau vis rečiau, bet yra buvę atvejų, kai įmonėse sutikdavau dar tos atvejus, kai vadovo kreipiamas, gerbiamas direktoriau. Tos ta frazė kažkaip jinai tokia, nežinau, tokia iliustratyvi ir kažkokį irgi lyderystės stilių, nežinau, ar lyderystę ten reiktų vadinti, bet kažkokį stilių apibūdina. Bet kaupi patirtį, girdžiu, kad yra matyti ir kitų šaltinių, iš kur tos, stiprybės pasisėmė. Ir čia norėtųsi paklausti. Šiaip vadovas, ir aš pabuvęs keletą kartų įvairiose pozicijose, aš tą terminą savo esu pasisakęs. Vadovas yra vienišas. Jisai vienišas, nes ne viską su komanda labai ten detaliai gali aptarinėti. Gerai, galbūt čia naujoji karta kokių nors sociokratinių, holokratinių organizacijų ten kalba apie visišką atsakomybės ten atidavimą ar panašiai. Bet vadovas vis tiek yra tas tarpininkas dažnai tarp akcininko ir iškia visos komandos. Kur tu atsiremi, kur tu randi stiprybę, kur tu randi tokį, tokį, nežinau, galų gale gal ir pasitikėjimo šaltinį, ar naujų įžvalgų. Nes, kaip sakai, padarei pratimą, kuris neįprastas, kuris toks susipažinimo šitą patirtis. Tengiuosi bet kurio gyvenimo etapu turėti
bent keletą žmonių ir su kuriais galiu kalbėtis tom temom, organizacijos temom. Taip. Ir pasidalinti ir gauti iš jų lygiai taip pat, kaip jie elgesi vieno ar kitoje situacijoje. Nevadinu jų mentoriais, nes tokio, kaip sakyti, šiuo metu mentoriaus neturiu. Taip. Bet yra žmonės, tai yra tiesiog patyrę daug gyvenimiškų situacijų, su kuriais galiu pasikalbėti. Ir dažniausiai turiu, ne vieną, bet keletą tų žmonių iš skirtingų patirčių, kurie gali pasidalinti, aš galiu pasidalinti ir kartais bekalbant labai greit dalykai išsisprendžia. Ar ne, gimsta kažkokia tai idėja, kaip būtų galima tą pasidaryti. Ir nesu gal tos visiškai kraštutinės pozicijos, kad reikia viską, kaip sakyti, atvirai, kairę į dešinę viską dalintis, bet visada ir komandai, stengiuosi kurti tokį klimatą, kad būtent vadovų komanda mes turėtume, sakykime, 95% dalykų kartu apsikalbėti. Vadinasi, gali būti nepatogios temos, patogios temos, viską apsikalbam ir lieka tie keli procentai, kur dažniausiai yra susiję būtent su konkrečiu žmogum komandos, kuriuo einam kalbėtis vienas su vienu, kažkas tai ne taip. O daugiausiai tai tikiu visiškai to komandiniu darbu, nes nesu matęs galbūt nei vienos sėkmingos organizacijos, kuri būtų pastatyta vieno žmogaus. Vienas žmogus gali būti vizionierius, bet yra visada komanda už to žmogaus, kurios nesimato, ir mes galime imti didžiausių įmonių vadovus, pasaulinių įmonių vadovus, tikrai yra labai stiprios komandos už jų, su kuriom būtent tie vizionieriai dirba dieną dienon, tam, kad ta įmonė būtų tokia, kokia yra. Čia yra tas vaizdas, sukuria tą iliuziją šiek tiek visos mūsų minėta Amazon ar kiti lyderiai versle, lyderiai organizacijos, jos turi tą išreikštą vizionierių, išreikštą tą vieną veidą, bet aš įsivaizduoju, kad ten tikrai nesėdi tiek ir visko tikrai negali padaryti, kas vyksta arba apie ką pasakoja. Ok, bet dar noriu paklausti apie tokį tas šiuolaikinis vadovas, šiuolaikinio sėkmingo vadovo bruožai. Ką jis turėtų gebėti ir kur turėtų pasakyti stop. Tokį, nes, yra tų kraštutinumų, kaip ir kalbam, kur ten sakoma, kad ten vos ne ir atlyginimus leiskim darbuotojams patiems nusistatyti. Yra tas žanras, yra galų gale Lietuvoje tų eksperimentų yra atlikusios irgi, net ir man atrodo, tos pačios industrijos dalyvis. Taip, būtent yra. Tai, smalsu, o tau pačiam, kur jau būtų raudona riba ir sakytum, žiūrėkit, čia jau ne mano stilius, čia ne aš. Manau, priklauso nuo organizacijos etapo, kur jį yra ir nuo visos komandos, kiek yra pasirengusi vienam ar kitam, gal ne kraštutinumui, bet vienai kitai pusiai. Ar ne? Tai mano supratimu, tai yra pastovus ieškojimas balanso tarp žmonių įgalinimo, atsakomybės pasidalinimo ir kontrolės. Ne, kaip rodo, matyt, sėkmingiausios organizacijos turi kontrolės elementą, bet jį yra, kaip sakyti, jį kontroliuoja patį, kiek mes norim turėti tos kontrolės ir kiek galim įgalinti komandas veikti. Nes pasaulis šiuo metu keičiasi labai greitai. Ir vienas žmogus tikrai negali visko sukramtyti ir pasakyti būtent, kur reikia judėti. Tam yra komandos ir mano supratimu tai atsakomybės toks pasidalinimas, kas kokį barą pasiema ir neša už pilną atsakomybę ir nori nuveikti toj srity, tai ir lemia organizacijos sėkmę. Taip. Tai stiprios komandos ir aš pats bent jau tikrai nesu stiprios kontrolės fanas. Esu ypatingai atsakomybės tokio pasidalinimo, įgalinimo ir dėl to labai atidžiai renkuosi savo komandos narius, kurie turi būti patikimi ir tik tais tokiu atveju organizacija galės judėti priekį ir greitai judėti priekį. Viename iš pokalbių su vienu profesijos bičiuliu diskutavom apie tokią temą, nežinau, gal galiu irgi paklausti. Kai ateina naujas vadovas,
gana dažnas atvejis, kad iš ties atsiveda dalį komandos naujos su savimi. Ar čia labiau vėlgi toks gal situacinis, aišku, atvejis, bet kiek tavo paties praktikoje taip nutikę, kad pavyzdžiui, atėjęs į naują kompaniją, visai nerastum su kuo ten darbuotis, nežinau, turbūt, sakytum, čia reikia man tada savo, kas nėra blogai, turiu menį, tuos, kuriuos žinau, tuos, kuriais pasitikiu, tuos, kurie ima iniciatyvos ir daro. Čia tarp to tokio, greitai, toks quick and dirty, ar tokio, nenoriu prieš pastatyti šitų dviejų reiškinių, bet ar tokio, lėtai, ugdyti, užauginti, nes, tikėjimas žmonių aistra, norų, jis didesnis už tai, kad reikia čia greitai. Ne? Mhm. Kurio žanro esi labiau vadovas? Istorija, matyt, mano parodytų, kad esu, ar galvoju, to pirmo žanro, kuomet ateinu, susipažįstu su komanda. Aha. Ir nepuolu daryti kažkokių drastiškų pokyčių. Taip. Tikiu šiaip, kad yra kiekvienoje komandoje, kiekvienoje įmonėje yra žmonių, kurie nori daryti ir Taip. galbūt kažkoks pokytis kažkurio metu būna reikalingas. Andriau, kur tu mokaisi? Iš ko labiausiai mokaisi? Čia vedu irgi prieš šitą pokalbį užsiminėjai, kad irgi neseniai grįžai iš Afrikos. Taip. Ir toks klausimas, o ko ten? Galvojau, gal rinkos ieškot naujos. Kaip juokavom su kolegom, tai dauguma, jeigu važiuoja į Pietų Afrikos Respubliką kaituoti, surfinti, sakau, dėja ne tas variantas. Ne tas. Ne. Taip, tai dažnu atveju taip pasakysiu, kad mokausi darydamas klaidas ir tai be abejonės matyt geriausias motivatorius, bet norisi visada ir kažko šalia išmokti, tai turiu formalią dalį ir neformalią, tai formalią, kurią pats užsiminė, yra būtent studijos ASM. Nemeluosiu, tai buvo mano, kaip sakyti, sąmoningas tikslas, kurio žinau, kad link to einu ir būtent jeigu jau studijuosiu, tai studijuosiu būtent Executive MBA programui. Taip. Tai buvo visiškai sąmoningas pasirinkimas, kuriuo šiai dienai labai džiaugiuosi. O ką paminėjai apie Afriką, tai buvom išvykę su mūsų visų kursų, beveik 30 žmonių. Važiavom į Pietų Afrikos Respubliką atlikti konsultacinio projekto ir konsultavom ten veikiančias įmonės. Tai labai džiaugiuosi šiuo šansu. Ką man tai davė, tai su pirma pamatyti skirtingą kultūrą ir skirtingą šalį, kurioje veikia tie verslai ir suprasti, kokie yra panašumai ir kokie yra skirtumai, lyginant įmonėmis veikiančiamis vakarų Europoje. Ir antras dalykas, tai suprasti mastą. Tai ta šalis yra ženkliai didesnė, bet lygiai to pat ir vertės kūrimos, būtent žiūrėjau BVP per vieną gyventoją, Lietuva lenkia bemaž 3-4 kartus Pietų Afrikos Respubliką. Tai potencialas ten. Taip, potencialas yra tikrai didelis. O tai yra apie tą formalią dalį, o kas neformali dalis, tai turiu galbūt keletą podcastų, kuriuos kiek jau pavyksta, nereguliariai klausau. Vienas Lietuvoje, kitas yra užsienietiškas ir ten semiuosi kažkokių minčių apie vadybą, apie verslą, apie filosofiją. Žaibiškai bėga laikas mūsų pokalbyje. Galvoju, jeigu mūsų klausosi šiuo metu vadovas, kuris, galbūt keis organizaciją arba ką tik pradėjo, pats irgi esi tokiam amplua šiuo metu, koks tavo palinkėjimas būtų? Ar, tai gali būti nuo ko pradėti, arba tas toks naujai prie organizacijos prisijungusio vadovo kartu patarimas viešas? Labai paprastas patarimas, kurį ir pats esu išgirdęs ir labai patiko ir to bandau vadovautis. Tai nepulti daryti pokyčių jau pačią pirmą dieną, o tiesiog skirti keletą mėnesių susipažinimui su organizacija. Ypatingai su žmonėm,
su procesais, kaip viskas vyksta. Ir tai tik tais visus kampus jau taip bent truputį palietus apžiūrėjus, tada jau galvoti, kur link norima eiti su organizacija ir ko reikia, kad ten nueitų. Ok. Čia irgi prisiminiau tą anekdotą, reiškia, apie tos 3 vokus. Nežinau, ar teko girdėti, bet reiškia, neteko. Ankstesnis vadovas jaunajam palieka 3 vokus. Ne, tai kuris sako, po 1 metų atplėšk 1 voką. Reiškia, jis praeina 1 metai, atplėšia voką ir sako, ten parašyta, kaltink mane. Jeigu rezultatai, reiškia, nevažiuoja, kaltink mane. Gerai, jis ten 2 metais, ten rezultatai irgi tokie šeiki. Jis sako, 2 voką atplėšk, 2 vokę parašyta. Sakyk, kad ruošiesi. Ne? Gerai, sako, ruošiuosi, čia jau tikrai bus, jau 3 metais čia bus rezultatas. Tai jau 3 metais, sako, jeigu rezultato nebus, atplėšk 3 voką. Rezultato nebuvo, atplėšė 3 voką, o ten parašyta, ieškokis naujo darbo. Tai labai džiaugiuosi, labai linkiu proveržio, labai lauksiu danguje Venipak drono, toks tuo pačiu futuristika ir labai įdomi, labai dinamiška industrija. Ir linkiu, kad nereiktų to nei 3, nei 2, nei 1 voko, o pavyktų tą autentišką lyderystę realizuoti. Na ir tegu tai bus, sugriauti tuos senus mitus. Čia lietuviška ar nelietuviška. Man atrodo, čia laikas ir mums truputėlį labiau pasitikėti tuo, ką Lietuvoje sukuriam, kokius dalykus padarom ir iš tiesų kokius verslus užauginam. Andriu, ačiū labai už pokalbį, laikas prabėgo žaibiškai. Su mumis buvo šiandien Andrius Ladauskas, Venipak vadovas. Susitikime kitose podcastuose ir patyrinėkime skirtingas industrijas ir skirtingus vadovus. Ačiū, kad buvote su mumis.